apie medicinos banką ir apie jūsų patirtį. Kaip manote apskritai, ar yra skirtumas kibernetiniams piktavaliams? Į ką taikyti kibernetinę ataką? Į privatų ar viešą sektorių? Manau, kad skirtumas turbūt yra toks, nes piktavaliai vėlgi ateina su skirtingais lūkesčiais, skirtingais tikslais. Yra dalis tų lūkesčių turbūt, kur yra sportininkai, kurie apskritai tiesiog bando pasiekti kažkokį rezultatą. Jiems nesvarbu ką laužti, svarbiausia turėti kažkokį rezultatą. Yra kiti, kurie turi kažkokius tai lūkesčius, kurie daugiau suformuoti yra, tarkim, įtakoti reputacijos lygį, įtakoti pasiekiamumo lygį, arba gauti finansinę naudą. Tai turbūt tie, kurie, visi turbūt jie tikisi, kad pirmiausia gauti finansinės naudos, ne visiems turbūt pavyksta, tada jie padaro kažką tokio, kad būtų visiems kaip šiek nuo to ne taip gerai, kaip jie norėtų. Tai šiaip iš tiesų turbūt lūkesčiai labai skirtingi ir jeigu būtų vienas absoliutus receptas, dėl ko jie visi eina, tai visi turbūt turėtų kažkokią, tai tarkim, vakciną ar kažkokią priemonę, su kuria sėkmingai apsigintų. Tai jie taip nėra. Pone Liudai, jūsų noriu paklausti, kurie sektoriai atakuojami dažniausiai, ką sako statistika? Gal tik papildant kolegą, realiai nematom iš tavo, ar ne, viso paveikslo, ką ir komanda dirba, tai tikrai nėra takoskyros labai aiškios, ar tai būtų privatus sektorius, ar tai būtų viešasis sektorius, kur yra prioritetai dėliojami taip pagal projektuojamą arba galimą efektą. Ką tai reiškia, tai vėlgi pas nusikaltėlius, kibernetinius nusikaltėlius, tai vertybių kompasas prastas, ne į tą pusę rodo, bet ginkdie negalima ignoruoti jų kompetencijų ir gudrumą ir galim vardinti. Kaip bebūtų gaila, tai su kiekviena operacija, vėlgi papildant kolegą, taip, pirminiai tikslai yra finansinė nauda, nusikaltėliai eina į darbą, tai arba patys užsidirba, arba yra apmokami suinteresuotos šalių. Čia mes apie šalis galim kalbėti. O grįžtant prie jūsų klausimo apie sektorius, ar ne, kur taikomasi, tai labai patrauklus yra finansų sektorius, nes tai yra galimybė, ar ne, su greitom kompanijom pavogti piliečių pinigus kaip taisyklė. Žinoma, domina kritinė infrastruktūra, kalbam apie energetiką, apie eismo reguliavimo sistemas, kitus dalykus. Juos domina, bet operacijų intensyvumas priklauso nuo organizacijos taikinio arba kur taikom brandos. Tai kaip taisyklė, jeigu organizacija yra brandi, atspari, susidėliojus reikiamus tiek technologijas ir procesus, tai labai stipriai jau paliečia, pažįsta ir atsitraukinėja. Tai ko gero tiek, ir bendrai viešasis sektorius tikrai yra patrauklus, tačiau čia nėra tos finansiniai nusikaltimai, tai kalbam apie jau žvalgybos operacijas ir siekį, ar ne, pasiekti jautrią informaciją mūsų šalies užkulisius, politinius formuojamus sprendimus ir pajėgumus, gynybinius pajėgumus. Tai čia jau kalbam apie žvalgybą. Tai labai paprastai finansai, kritinė infrastruktūra, kritinės paslaugos, ir viešasis sektorius dėl savo informacijos jautrumo. Pone Dariau, jūs norite pakalbinti, jūs sukaupęs daug patirties. Nuo ko reikėtų pradėti organizacijoms, galvojant apie kibernetinių išpuolių apsaugą? Bet turbūt reikėtų visų pirma pasižiūrėti, kokia kita dabar situacija. Tų metodologijų ir panašių dalykų tai yra iš tiesų daug, tačiau, be abejo, sakysime, iš blogos situacijos į gerą situaciją iš karto nepereisi. Tai tikriausiai reikėtų įvertinti pagrindinius, sakysime, esminius jūsų įmonį ar verslų reikalingus, sakysime, kritinius dalykus, ar ne, ir pasižiūrėti, kaip jūs veiktumėte toliau, jeigu kažkas tai nutiktų, ar ne. Tai turbūt pirmas žingsnis būtų įvertinti kritiškai, tikriausiai, jeigu jūs neturite tokių specialistų ir jeigu jūs tokį klausimą keliate, tada tikriausiai neturite tokių specialistų, įvertinti kritiškai, kokia dabar yra situacija jūsų įmonėje. Tai įvertinimas, ar ne, išskirimas tų pačių svarbiausių sričių
ir tada kažkokiu tai galimų kontrapriemonių pastatymas. Dabar, kaip Liudas minėjo, reiškia, kad toje kitoje pusėje yra išradingi, protingi žmonės, ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad prieš jūsų įmonę organizaciją, pats žmogus, net jeigu jūs esate pakankamai aukštame brandos lygyje, jis gali pakelti ataką iš nieko. Tai yra, tu pažiūrėjai čia, kažkas tai užkliuvo už akies, tu gali padaryti ataką. Tai aš noriu pasakyti, kad tos atakos rimtumas be abejo ir pasiekmės priklauso nuo tos įstaigos įmonės pasirengimo lygio. Bet, kaip čia pasakyti, jis nėra, Lietuvoje, sakykime, tikrai daug problemų turėtų daug kas. Aišku, apsauga priklauso ir nuo biudžeto, gera apsauga, turi būti jai skiriamas biudžetas. Tai, ponė Liuda, jūsų noriu paklausti, ar manote, kad valstybiniam sektoriui pakankamas finansavimas skiriamas IT apsaugai? Ačiū už tiesų klausimą. Kokio atsakymo tikimės? Galėtų būti geriau. Tikrai yra organizacijos ir viešajam sektoriui, kurios gerai finansuoja savo atsparumą. Aš net nekalbu apie sprendimus, saugos sprendimus, bet finansuoja arba investuoja į galutinį tikslą. Tai reiškia, organizacija yra atspari ar ne, tai netaip lengva ją paguldyti, parklubdyti, kad būtų nutrauktos svarbios ir iš mūsų šaliai svarbios funkcijos, paslaugos. Bet kaip jau visi kaip ir sutinkam, kad taip gali vis tiek atsitikti, ar ne, tai nelaimės atveju, kaip greitai mes galime atsistatyti. Tai finansavimas galėtų būti geresnis, gal įvardinčiau raktinę priežastį to finansavimo buvimo arba nebuvimo. Vienok mūsų šalis, tai kaip ir, nežinau, šeimos biudžetas ir šalies biudžetas, tai jisai nėra kaip begalinis, ar ne, tai tą turimą resursą, surenkamą mokesčiais, kitom priemonėm turim valdyti išmaniai, tam, kad nei per daug išsileistume, nei truktų ar ne tinkamas investicijos grėsmėms suvaldyti ir pasiekti tą atsparumą, mums visiems reikalinga. Tai valdant šitą dalyką, vėlgi aš jau nebe pirmą kartą kartoju, labai svarbus vadovo įsitraukimas ir supratimas, ten angliškai awareness, supratingumas, ar ne, kad kibernetinės grėsmės, jos iš savęs yra ne apie nieką, ar ne, įvyko incidentas, neįvyko koks skirtumas, bet jeigu kibernetinė ataka pradangina elektros energijos tiekimą, mes turim reikalų, jeigu nuteka jautri informacija, mes turim reikalų. Tai dabar šitą šneką bandysiu ar ne labai trumpai reziumuoti, surišti. Visos paslaugos, kaip ir versle ar ne, mūsų produktai ir paslaugos mes teikiam nelabai gerai verslo, jeigu tai nutrūksta ar ne. Viešajam sektoriui vėlgi yra taip paslaugos, kaip viešasios paslaugos ir energetika ir kiti dalykai negerai, kai nutrūksta. Tai susidėjus visą tą paveikslą, čia sprendimų darytojams, kad yra paslauga, kokios yra grėsmės, kokios yra rizikos ir kaip mes tas rizikas mitiguojam, ar mes pakankamai mitiguojam ar ne. Tai turint tas rizikas labai pavojingas, už apetito ribos, matomai ir finansavimo klausimai lengviau būtų sprendžiami. Na ir čia iliustracijai, šiandien turim automobilius, tai mums svarbu, kaip perkam automobilį, kad jisai turėtų garantiją arba neturi garantijos, ar ne, tai skirtumas yra, kad automobilio ratai būtų prisukti 5, jeigu priklauso varžtais, o ne 2, nes ten pigiau, ar ne. Tai šitą vietą turim stiprintis ir iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro jau kitais metais startuojam su aukščiausio lygmens vadovo edukacija, kad auginti tą supratingumą. Vėlgi galiu įvardinti vadovus, kurie yra visiškai supratingi ir jų edukuoti nereikia, iš jų reikia edukuotis. Yra vietos, kur turim padirbėti ir va šitą vietą dirbant, mums pasiekus sėkmę nereikės eilinį kartą atsisėsti ir kalbėti, ar pakankamai finansuojamas. Atsparumas arba sauga, jisai bus profesionaliai nei per daug, nei per mažai finansuojamas dėl to, kad kiekvienas vadovas atsakingas už paslaugas, už produktus, sieks to tikslo valdydamas tvarkingai rizikas. Tai tokia kelionė ir reklama, sakykime.
Toliau norisi palyginti valstybės įstaigas ir privatų sektorių. Jeigu kalbėtume apie kibernetinio saugumo pasirengimo lygius, kaip galėtume tai vertinti šios du? Žinokit, čia klausimas man ar kolegom. Taip, jums. Neišskirčiau tokios kaip takoskaros, kad ten geriau, ten blogiau. Patirtyje portfelį turiu tikrai ir darbo ir su privačiam kompanijom ir su viešo sektoriaus kompanijom. Yra nuo iki, spektras yra platus. Yra pavyzdinių kompanijų viešajam sektoriui, yra pavyzdinių kompanijų privačiam sektoriui. Net nelabai galėčiau įvardinti, kad ten vienoje ir kitoje stovykloje ar ne, kardinaliai skiriasi dalykai. Tai spektras yra nuo iki tiek vienoje pusėje, tiek kitoje pusėje. Norėtųsi, kad būtų visi aukštam lygmenį visose pusėse. Pone Dariau, kaip jums atrodo, kokie skirtumai? Na, sakykime, kadangi tenka susidurti, tai aš galbūt man požiūrio skirtumas didžiausias. Tai yra, dažniausiai valstybiniai projektai, kokie vyksta, jie dažniausiai gauna kažkokį finansavimą, ar ne, iš ES fondų ir panašiai. Ir, dažniausiai vienas iš finansavimo sąlygų yra saugumo testas. Tai šiuo atveju, sakysime, labai viskas gerai, ta sistema yra kuriama, testuojama ir panašiai, labai viskas gražu. Bet dažniausiai ir tos problemos dažnai labai parodo, kad, įsivaizduokite, jūs turite, nežinau, kilometro ilgio sieną, ne, ir jūs tą kilometrą patikrinot 1 metrą, ne, 999 liko nepatikrinti. Tai turbūt viena esminių problemų, kokią teko matyti valstybinėje sektoriuje, nesakau, kad tai yra visur, kai kurie pabando pasirūpinti ir to likusiais metrais. Privačiame sektoriuje, ko gero šitas procentas, kurie rūpinasi visų perimetrų, jis, sakyčiau, ko gero yra didesnis gerokai. Vienas dalykas. Kitas dalykas, galbūt pridėsiu, reiškiasi, dėl tų įrangos pirkimų ir panašiai. Tai, koks biudžetas tengi galėtų būti. Tai aš turbūt neakcentuočiau, kad pats biudžetas svarbus, nes, sakysime, teko matyti, ir iš tiesų, ir brangios įrangos, ir daug nupirktos, kurie veikia blogai. Tai ir jos galima nusipirkti. Ir didžiausia turbūt problema yra tai, kad nėra kas su ta įranga dirbtų. Tai yra, ką noriu pasakyti, kad turėdamas gerą specialistą ir, sakysime, nemokamą įrangą, tu tikriausiai gali padaryti geriau, žymiai geriau, negu neturėdamas specialistų ir turėdamas labai brangią įrangą. Ir niuansas turbūt yra tas, kad, kaip sakius, jeigu turime tą blogąją pusę, kur ten yra protingi žmonės, kurie, sakykime, tos įrangos, pavyzdžiui, neturi, arba jų įrangas, sakysime, kainuoja ten keletų šimtų dolerių ir jie užvaldo multimilijardinės korporacijas, tai ir įsivaizduokite tą skirtumą. Pane Kavaliauskai, ar jūs pritarėt, kad galvos geros reikia pirmiausia? Iš tiesų, tai čia turbūt pagrindas yra, nes iš tikrųjų pati investicijos ten dydis arba, tarkim, tas biudžetas, jis yra reikšminga dalis, bet nėra pagrindinė, nes iš ties, tarkim, kaip ir Darius minėjo, kad galime prisipirkti labai brangios, labai geros ir labai, tarkim, išgarsintos arba labai išgarbintos įrangos ir sprendimų galbūt netgi, ir realiai jie gali neveikti tiesiog. Tai mano supratimu jo, kad iš tikrųjų svarbumas yra iš tikrųjų, kad kiekvienas tą organizaciją suprastų savo aplinką, suprastų savo infrastruktūrą, suprastų, kas labiausiai tinkami yra, nes tai, kas tinkami, nes aš netgi žiūriu, tarkim, iš to finansinio sektoriaus, kaip iš daugiau, sakykim, banko, iš tos pusės. Tai, kas tinka, pavyzdžiui, dideliam bankui, nebūtinai tinka mažam. Ir, tarkim, atėjęs kažkoks pasiūlymas, sakyti, žinot, va ten pasidarė šitas X bankas, tarkim, va taip ir ten viskas, va taip, tai nebūtinai, kad tos mūsų bus taip pat. Tai tiesiog yra, turbūt reikia pažinti, žinoti, kas labiausiai tinka, tada pažiūrėti rinkoje, ar yra kompetencijų, paslaugų, nes koks be būtum turtingas, ar galėtum būti ten labai patrauklus darbdavys, vis tiek, ta prasme, visų galimybės yra daugiau mažiau su kažkokiom tai lubom. Tai svarbu yra turbūt turėti, pasirinkti gerą komandą, pasirinkti galimus partnerius, pasirinkti labiausiai tinkamus sprendimus ir juos įsidiegti taip, kad IT žmonėms tas darbas netaptų skausmu, netaptų tokių rūpesčių, kad jam ten, žinot, jis negali ramiai miegoti, nes žino ten kažkur, tai kažkas blogai ir kažkas dabar paveiks kažką. Tai iš tiesų noras yra tai, kad visi administratoriai turėtų pakankamai ramią
darbo aplinką, jeigu iškilus incidentui, jis galėtų aiškiai suvaldyti situaciją. Vėlgi nesakau, kad tas idealus atvejis yra pas visus ir tuo pačiu pas mus. Tai situacijų būna labai įvairių. Šalia piniginio to finansinio klausimo yra labai esminis dalykas yra stresas. Nes kai mes testuojamės, kai mes kažką bandomės, kai mes ten turim kažkokį, tarkim, galbūt scenarijų, mes ramiai pagėrę kavos, pabandėm, gavom, tarkim, ransomwarinį testo laišką, ten kažką suveikėm, bet niekas galbūt nežino, kaip tai vyktų realiuose situacijose, kaip tai vyktų, pavyzdžiui, iš tikrųjų iškilus situacijai. Ar tas biudžetas, kuris investuotas, ar jis būtų kriterijus? Galbūt iš dalies taip, bet nebūtinai. Ir kitas momentas yra, pavyzdžiui, mes, kai, tarkim, skaičiuojame savo, tarkim, investicijas, mes bandome ją pagrįsti kažkokią tai natūralią naudą. Tarkim, yra tiesioginės, pavyzdžiui, kažkokias tai nuostoliai tiesioginiai, kas yra patirima, pavyzdžiui, pajamų negavimu, kažkokių tai, tarkim, nežinau, kažkokių sandorių įsipareigojimų, galbūt galima rizika. Ir kitas yra dalykas, tai yra ta reputacinė rizika, kurios apskritai yra labai sunku ją įvertinti, nes, kai sako, ten banką užmušti laikraštį yra labai paprasta. Tai šitas galioja taip pat ir iš tikrųjų bankas turi, tarsi, vėlgi turėdamas kažkokią kiekį pinigų, jis turi paskaičiuoti, kiek jis gali investuoti, kiek jis privalo investuoti, tam, kad atitikti reguliacinius reikalavimus, kad atitikti reguliacinės normas ir tuo pačiu tai, kad organizacija vieną dieną netaptų auka ir pasiekme ten kažkieno tai, tarkim, kažkokį neteisėtą veiksmą. Tai tas yra turbūt ir pagrindas. Ir tie pinigai taip ir įsivertina. Įdėk milijoną, bet jeigu už to uždirbsiu 2, arba netgi milijoną, ten, tarkim, 1 eurą, galbūt tai ir bus vertinga. Keliaukime dar prie pavyzdžių. Pone Povilaitį, jūsų noriu paklausti, kokie didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduria jūsų įmonė, kalbant apie kibernetinį saugumą? Turbūt atskleisti šitų detalių, tu turbūt negalėsi, bet aišku, tai yra tie patys iššūkiai, su kuriais susiduria dauguma mūsų. Tai tie patys, sakysime, kur čia buvo NATO, kur summitas buvo ir panašiai, tai buvo tos pačios DDoS atakos ir visa kita. Ir matėme, kai kas buvo viešoje erdvėje, kai kas nebuvo. Tai, sakykime, taip pat, kadangi, sakysime, ne taip senai dar dirbu toje įmonėje, tai irgi buvo pasirengta, sakysime, toms atakoms ir, jeigu tu matai, tarkime, sakysime, irgi vykdoma tam tikrą kontražvalgybą, pavadinkime taip, ne? Reiškia, yra tie atakeriai, tie, sakysime, DDoS komandos, kurios ruošiasi pulti, jos, išleidžia, tarkim, šiuo atveju, sakysime, tai buvo tokia grupuotė No-Name, jie išleidžia savo, sakysime, įrankius, kad, bet kokie visiškai neturintys kompetencijos, reiškia, žmonės, tačiau, patriotiškai palaikantis Rusiją, galėtų atakuoti, ar ne? Reiškia, kad jie galėtų paauginti savo zombių, pavadinkime, armiją. Ne visai zombių, bet tai reiškia tam tikrų žmonių kompiuteriai, tai yra, kurie atiduotų toms atakoms. Tai, tarkim, norėdamas pamatyti, kasgi čia bus atakuojama, kokie yra target listai, tu lygiai taip pat gali pasileisti tą, tarkime, priemonę, ar ne, ir matyti tuos anonsuojamus atakų sąrašus. Matai, kas vyksta, matai, kas bus ir visa kita. Tai galiu pasidžiaugti, kad, sakykime, nors mano įmonė, sakykime, buvo tame atakų sąrašuose, tačiau net nebuvo, tai yra, analizė, kaip mes esame apsigynę, manau, kad praėjo, tačiau atakos prieš mus neįvyko. Tai šiek tiek turbūt tiek tos informacijos, be abejo, sakysime, yra visokie kitokie dalykai, problemų, sakiau, turbūt yra visur, kadangi prieš netaip senai ir labai nemažai laiko dirbau centrinėme banke, tai finansų sektorių iš tiesų gerai žinojau ir tos pačius bankus ir teko tikrinti ir panašius dalykus. Tai iš principo, iš to, ką aš matau, iš to spektro pakankamai plataus, tai galiu pasakyti taip, kad finansų sektorius turbūt yra labiausiai apsaugotas kibernetinio saugumo prasme. Ir jeigu, tarkim, išskiriant, ten irgi yra, sakysime, kažkokie lyderiai, kurie kažkurie tai, outsideriai, pavadinkime taip. Tai sunku pasakyti, visi susidarėme su problemomis, problemos dažnai yra vienodos, klausimas, kaip tu jas sprendi ir ar tu jas sprendi iš viso. Tai turbūt svarbiausia dalis, ar tu turi norą spręsti tas problemas, nes turbūt, sakyčiau, pagrindinis dalykas.
Gerai, pakalbėkime dar kitą temą. Įdomu kiekvieno iš jūsų paklausti, pone Ališauskai, pradėkime nuo jūsų, kaip vertinat Ukrainos projektą IT Army, kai buvo kviečiami prisidėti įvairių šalių piliečiai. Kokia jūsų nuomonė apie šį projektą? Kaip vien labai gerai vertinus. Tikriausiai įtakotas labai rimtos priežasties projektas, ar ne? Suburtas labai galingas pajėgumas tiek žmonių su uniforma, tiek civilių žmonių. Biškai diskursas, truputį diskursas, bet visam pasauliui kalbama apie būtent ar ne, tokius konfliktus ir kompetencijų, kibernetinės gynybos ar net efektų kompetencijų tą balansą. Tai yra žmonės uniforma ar civiliai, tai vis tik tais natūraliai formuojasi pajėgumas visas civiliniam sektoriui. Jų galimybės tiek ginti, tiek daryti efektą labai reikalingos tokiose situacijose, kaip Ukraina gerai vertino. Noriu pasidžiaugti, kad mes čia Lietuvoje irgi nesnaudžiam ir tikrai turim genijų Lietuvoje, mūsų šalyje, kurie moka ir gintis ir turi labai stiprų ir praktiką grįstą ir efektų darimo kompetencijas ir bendraujam ir žiūrim, kaip prireikus reikalui mes kartu gintume savo šalį ar ne, ar turėtume savo IT kariuomenę. Tai buvo iš ko pasimokyti iš šio projekto, galima išvadas pasidaryti mums čia Lietuvoje. Vienareikšmiai. Tai pirma identifikuota pamoka ir kur prasidėjo veiksmas, tai neslėpsiu, iki konflikto Ukrainai šitoj vietoj kažkokio pasirašymo buvo, ar tai nebuvo. Ką šitas signalas, kaip mes jį išgirdom, ne tą varpą, tai įsikeliam klausimą, ar turim galinčių, jeigu turim, kas jie. Ir jeigu žinom, kas jie, ką mes galim padaryti šiandien, kad to paties nereikėtų daryti prireikus. Tai reiškia, gal pasikalbam, susitinkam alaus ar ne, čia pasitikėjimo klausimas labai didelis, kad pažinti vienas kitą, pasižiūrėti ginkluotę vienas kito, priemonės, patirtis, kur, žodžiu, pasidaryti viską, ką reikia, kad prireikus nereikėtų to paties daryti ir pralošti labai brangų laiką. Gerai, apie pinigus nesinori kalbėti, bet vis dėlto tarp mūsų yra žmonių, kurie susiduria su biudžeto iššūkiais. Tai įdomu paklausti jūsų, ponė Povilaitį, ir paskiau jūsų, ką darot, kai reikia vieno ar kito įrankio, bet biudžete nėra tam lėšų. Kaip argumentuoti, kad reikia tų pinigų ir kur čia įjungti tą kūrybiškumą? Na, sakykime, kaip ir minėjau, ne visą laiką biudžetas viską lemia. Tai yra, tu turi pradžiai mąstyti, ne? Tau yra tikslas, tu turi ieškoti kelių tikslų pasiekti. Dažnai, daugelis sričių, bet tame tarpe IT, kelias į tikslą dažniausiai būna ne vienas. Tai yra, tu gali surasti kažkokias tai alternatyvas. Be abejo, sakysime, tam tikrais atvejais galbūt, jeigu tų alternatyvų nėra, tai galbūt, sakykime, tu turi tą, sakysime, problemą, galbūt tu gali pademonstruoti, reiškiasi, šią problemą, reiškiasi, sakysime, tiems, nuo kurių biudžetas šitas priklauso, sakysime, kad įvertintų, kaip minėjo, reiškiasi, kokie galimi nuostoliai, tiek finansiniai, tiek reputaciniai, bet, sakysime, tai yra rizikos vertinimas. Ar tai yra priimtina, ar tai yra nepriimtina. Turbūt toksai trumpas atsakymas. Pone Kavaliauskai, kokia jūsų patirtis? Bankas pinigų tikrai turi, bet aš galvoju, tiem, kas neturi. Pats pigiausias, turbūt pati pigiausia ugnesinė, tai yra ištraukti tiesiog rozetės laidą iš sienos, nes tai tikrai veikia. Klausimas, ar tai yra tas tikslas, ar organizacija tam pasiruošusi, bet šiaip aš turbūt bendram kontekste sakyčiau, kad yra turbūt pagrindas, tarsi, organizacijos tik planuoja. Planuoja, tarsi, ką įveiks, tarkim, šitame periode, ką veiks artimiausius, tarkim, metus, 2, galbūt 3. Iš to konteksto matosi, kokie reikalingi įrankiai gali padėti.
Tada ir, kaip ir Darius minėjo, nebūtina turbūt žvalgytis ten, jeigu kažkas, tarkim, galvoja, kad reikia milijono tam, kad įsigyti kažkokią priemonę ir jo neturi, klausimas, ar tikrai reikia to milijono ir tikrai reikia tos priemonės. Galbūt yra ta priemonė, kuri tikrai jam yra tiek finansiškai gali įsigyti ją, tiek, vadinkime, su ją gali dirbti. Bet šiaip manau, kad didžiausia vertė tai yra, tarkim, komunikacija ir bendravimas bendruomeniai mūsų visuomenėje. Tai reiškia, pavyzdžiui, mes galiu vėlgi iš savo konkrečiai patirties pasakyti. Tarkim, mes turėjome incidentą. Tarkim, incidentas, kuris yra susijęs būtent su nuodėmimo ataka, jinai vyksta, mūsų priemonės jos, tarkim, dengia, bet pati rizika, jinai matosi, kad auganti. Tai reiškia, mums gali užtrukti. Tai ką mes darome? Mes iš tikrųjų sakom, yra kolegos iš telekomunikacijų bendrovės, jie turi tokią tai paslaugą. Susikomunikuojam. Galim padaryti. Mūsų, tarkim, bankas pajėgus yra, kaip arba taip apskritai įmonė pajėgiai sumokėti už paslaugą. Vertinam greitai, galim. Viskas. Sprendimas priimtas yra per kelias minutės, užtenka tiesiog telefoninio skambučio ir tai veikia, ir tai duoda rezultatą. Tai turbūt nebus iš karto, tarsi, ir ta situacija nėra turbūt kiekvienam priimtina, nes įvykus situacija turi žinoti pas kažką kreiptis. Galbūt kokios priemonės. Priedos stresnė situacija keičia apskritai situacijos valdymą. Ir tas checklistas jis yra labai gerai. Jis padeda, bet kartais būna situacijų, kur tikrai labai sunku suvaldyti yra. Ir dėl to iš tikrųjų siūlyčiau kuo daugiau bendradarbiavimo, kuo daugiau apsišaudimo, vadinkim, informacijos iš tarkim, proaktyviai, vadinkim, dirbti. Sužinoti, kokias paslaugas kas teikia, už kiek jos būna teikiamas, kada jos gali būti jungiamas, neįjungiamas, ar jas galima apskritai nusipirkti vienam kartui, ar jos būtinas prenumeratos. Žodžiu, susigaudžius tos visus dalykus, iš esmės, jau turim, vadinkim, tokių prieš naudojimų priemonių sąrašą, arba paslaugų sąrašą, arba partnerių sąrašą. Ir taip ir išsisprendžia dažniausiai. Tarkim, nežinau, mums kiek techniškai yra tekę turėti visokiausių, tarkim, kadangi esame tas įdomus sektorius, kuris tik gauna tą krūvį, tai su partnerių pagalbos, su savo žinių pagalbos, su mūsų sprendimais, kurie yra ir ten būtinai ten už milijoną pinigų, jie suveikia. Tai turbūt galima sakyti, kad kaip ir ta Ukrainos armija, kaip jūs minėjote, ta prasme, mes vis tiek turim suprasti ir neužtenka vien tik tai formaliai ten susitikti, galbūt ir sakyti, žinot, mes ten turim, tarkim, tiek tai resursą žmonių arba ten įrangos, kuri galėtų vienaip ar kitaip padėti. Mes turim iš tikrųjų patys viduje ruoštis tam. Ir Ukrainos-Rusijos karinis konfliktas atskleidė aibę patirčių, kurios atei gali iki mūsų. Ir mums jas reikia, kaip galima, išgirsti, suprasti, kaip jie veikia, kokias priemonės jie naudoja, kas suveikia, kas nesuveikia, ar mes taip galim pasielgti ar negalim, galbūt tas scenarijus mums netinkamas, gal mūsų mentalitetas yra kitas, gal mūsų ten, nežinau, dar kažkas yra kito. Tai tuos visus kriterijus įsidėjus, iš tikrųjų galima daugiau mažiau suprasti, už kiek mes galim išleisti pinigų ir ką mes už tai galim gauti ir ar tai mums padės. Nes nuvažiuoti iš taško A į tašką B galima ir su troleibusu, ir su Ferrari. Klausimas, ir su Ferrari, ir su troleibusu gali patekti į avariją. Geras palyginimas. Ačiū Jums. Ir pabaigai dar trumpai mūsų auditorijoje esančių žiūrovų klausimai. Kibernetinės atakos atveju privačiam verslui kainuoja didelius pinigus, reputacija ir taip toliau. Kiek tai kainuoja valstybiniam sektoriui, mokesčių mokėtojams? Čia gal Jums, ponė Dušauskai, klausimas? Tikiuosi, ne. Panašu, kad ačiū. Labai geras klausimas. Skaičių tikrai nevardinsiu. Gal kaip ir įdėtas, kad kainuoja daug privačiam verslui ir lengva suskaičiuoti, man nėra žinoma, kad labai lengva verslui suskaičiuoti savo nuostolį, nebent nutrūko pilnai ar ne veikla. Vienok ir šiandien truputį lietėme kaip pavyzdys reputacijos klausimus, tai yra tie minkštieji, softiniai dalykai, kur gali tik tais projektuoti į ateitį laimėtus kontraktus arba nelaimėtus, bet tikslumo nėra. Viešajam sektoriui tikriausiai pinigais neišmatuosim to visą reikalą, tikrai nėra matuojama, tai pernelyg. Ar būtų labai fainai sužinoti kažkokius skaičius, taip, bet labai kompleksiškas čia gal reikia žiūrėti į tai, kaip tos paslaugos yra sutrikdytas arba jų nėra, už kurias mokesčių mokėti ir nemoka pinigus, tai kitų kampų. Tai jeigu versle pinigais galima matuoti viešasias paslaugas, yra mūsų šypsenos veiduose, mūsų laiku gauta medicininė pagalba ir kiti visi dalykai. Jeigu to nėra, tai
yra problema. Dar vienas klausimas, žinau, kad konkrečiai gal neatsakysite, bet vis dėlto auditorijai neabejoju, kad įdomu, kokias klaidas padarėte suvaldant kibernetinę ataką. Tai čia turbūt iš privataus sektoriaus kiekvieno iš jūsų norėčiau paklausti. Bent jau tiek, kiek galite atskleisti. Klaidos turbūt, manau, vėlgi tos pačios žmogiškosios klaidos. Aš net vieną tokią frazę, mes turėjom kažkada paruošiamą etapą, mes kažkada ten Ukrainos-Rusijos konflikto pradžia, iš tikrųjų bankams atnešė tokį papildomą reikalavimą, tarkim, kaip apsaugoti arba užtikrinti veiklos tęstinumą įvykus incidentui čia. Mes kalbėjom su vienu administratorium iš vienos partnerių kompanijos ir jis taip labai gerai pasakė. Sako, ant scenarijos viskas ok, aš ten turėsiu tą paspaust. Bet jeigu, pavyzdžiui, įvyks čia Vilniuje nukiris pirma bomba, aš būsiu pirmas, kuris iš Vilniaus pabėgsiu. Tai vėlgi pasako, kad, tarkim, suvaldymas yra labai tokia, tai nėra receptas ir nėra taisyklė. Mūsų atveju, tarkim, kiek mes esam turėję, buvo taip, yra, kad situacijos, kai kurios tiesiog išsisprendė elementariais backupais, atstatymais ir panašiai, kur ten, tarkim, tas sutrikimas labai greit buvo atstatomas. Yra situacijų, kai iš tikrųjų tu negali greitai padaryti to, nes kaip pavyzdys dažniausiai būna tai kažkoks neparankus laikas, tai gali būti savaitgalis, tai gali būti kažkoks, tarkim, nežinau, kūčių vakaras ir panašiai. Ir mūsų atveju, tarkim, irgi panaši situacija buvo, kad, tarkim, darbuotojas, kuris atrodo geriausiai tą dalyką supranta, jis tuo metu atostogauja, tas, kuris pavaduoja, jisai, tarkim, šiek tiek mažiau prisiliečia prie dalyko ir ta situacija tokia tampa truputėlį jau sunkiau valdoma, nes, vėlgi, testavimais, stresas daro savo ir iš tikrųjų, toje vietoje yra turbūt tokia vėlgi rekomendacija iš tikrųjų turėti tikrai gerus partnerius, su kuriais tu gali iš tikrųjų pasitarti, priimti kažkokį greitą sprendimą, pagaliau situacijos, jos nėra vienodos. Ir, tarkim, parašymas ant popieriaus kažkokios scenarijos, kad ten mūsų dabar žinot atakuos taip ir anaip ir mes tą taikysim, nebūtinai tinka. Tai iš tikrųjų reikia būti pakankamai kūrybingam, pakankamai šaltų nervų reikia būti, pakankamai sugebėti nuraminti kolektyvą. Alkoholis čia nepadės toje vietoje ir to nereikia daryti, bet, tarkim, pavyzdžiui, kažkokios, priemonės, kurios gali būti taikomos, tarkim, ir kad tą nuraminti žmogų ir, tarkim, atriboti jį, pavyzdžiui, nuo skambučio, atriboti nuo kažkokių nereikalingo trikdžių. tą reikia padaryti. Čia yra, tas ir seka ir susidaro iš to. Kažkur kažką prasileidai, žiūrėk, jam ten atėjo ten koks nors skambutis papildomas, jisai ten kokias 2-3 minutės sugaišo ant kažko, jau organizacija 2-3 minutės, sakykim, pailgėjo atstatymo laikas, ar ten kažkoks, tarkim, paslaugos atstatymo laikas. Kaip pavyzdys. Tai situacijos yra labai įvairios, jas reikia žiūrėti labai taip nusaikiai, žiūrėti, ta prasme, suvaldant emocijas, suvaldant stresą, tai turbūt vienas iš pagrindų. Ir aišku, žinios, kompetencija ir tarkim, resursų pasitelkimas esant poreikiai. Pone Pavlaitina, mūsų svečiai ir žiūrovai nori iš kitų klaidų mokytis, ne iš savų. Ką jūs galėtumėte atsakyti šį klausimą? Na, sakykime, turbūt šitaip. Kaip ir sakiau, kaip pat klausimas buvo, reiškia, ką daryti įmonėje, jeigu jinai nori apsisaugoti. Na, tai čia ta pati situacija. Tu turi iš principo įvertinti galimas rizikas. Kokios galimos rizikos? Tai aišku, sakysime, tos rizikos daugiau būtų iš kibernetinės pusės. Tai yra, kokios galimos atakos, kągi tu padarytum, kaipgi tu gyventum toliau, jau kažkas įvyko. Tai iš principo atsakymai iš tos klausimus tau duoda sprendimus, kur to reikia eiti. Ir tai yra, na, sakykime, be abejo, sakysim, man teko susidurti ir ne su vienu kibernetiniu incidentu, tai niuansas yra turbūt toks. Jeigu tu žinai, kaip, pavyzdžiui, atakos vystosi, ar ne, tu gali nuspėti kelius, kaip jas reikėtų užkardyti, ar ne? Tu gali priimti kontrapriemonės, kad jos būtų, sustabdytos. Tai be abejo, sakysime, tada ir to streso, reiškia, nėra tokio, kai tu žinai, ką daryti, kai tu žinai, kaip pamatyti tą ataką, nes turbūt atakos metu, sakysim, jeigu tai nėra DDoS'as, jeigu tai yra įsilaužimo ataka, turbūt pasakysiu taip, 99,9% jų yra nematomas. Tol, kol yra, kaip čia pasakius, svetainė neparašo you are hacked, ne? Kaip čia prieš porą dienų. Tai jeigu tu žinai, jeigu tu turi pasirengimą, tau to streso nebus, tu žinosi, net jeigu kažkas įvyko, tu galėsi galbūt atsistatyti, tu žinosi, kas įvyko, tu turėsi galimybės. Tai va šitoje vietoje turbūt pasirengimas, suvokimas, jeigu ne, kreipimasis pagalbos, kuris
į tuos, kas galėtų padėti tą pasirinkimą padaryti. Čia mūsų diskusija vadinosi kibernetinė ataka versus organizacija 1-0, tai linkiu, kad apsiverstų tas rezultatas. Ir ačiū Jums labai, diskusijoje buvo Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Liudas Ališauskas, Telia Lietuva skaitmeninės pažangos centro kibernetinio saugumo ekspertas Darius Povilaitis, ačiū Jums, ir Medicinos banko informacinių technologijų departamento direktorius Evaldas Kavaliauskas. Dėkui, kad dalyvavote. Dabar skelbiu pertrauką 13.